prasideda šiandien gavėnia, ypatingo atsivertimo laikotarpis. Ir Dievas nori mus pakviesti savo žodžiu į tą neįprastą laikotarpį. Evangelijoje girdime žodžius: Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins už tavo pasiaukojimą. Dievas iš tikrųjų labai gerai mus žino. Žino visus mūsų darbus, žino mūsų žodžius, žino mūsų mintis, kiaurai permato mūsų širdis, mūsų ketinimus, mūsų svajonės, planus. Tačiau mes dažnai save nepažįstame. Ir todėl Dievas kviečia mus per pranašą Izaiją perplėšti savo širdis, ne drabužius. Ir toks turi būti pasninkas, kad mes širdyje pasikeistume. Ir būtent bažnyčia paskatinta Evangelija ragina mus užsiimti 3 tokiais darbais: malda, išmalda ir pasninkas. Malda tai yra tiesioginis pokalbis, dialogas su Dievu. Atnaujina mūsų ryšį su Dievu. Mes geriau Dievą pažįstame. Išmalda atkuria mūsų bendravimą su kitais žmonėmis. Mes matome, kad ne aš esu pasaulio bomba, pasaulio centras. Ne dėl manęs viskas dedasi pasaulyje, o atpažįstu, kad gyvenu bendruomenėje tarp kitų žmonių. Ir ta išmalda padeda man atkurti tos ryšius su kitais žmonėmis. Ir pasninkas labiausiai rodo, koks aš esu. Dažniausiai galvojame, kad pasninkas apriboja mus. Mes turime kažko atsisakyti, mes kažką prarandame. O tiesą sakant, pasninkas rodo mums mūsų galimybės. Rodo mums, kas iš tikrųjų yra man reikalinga, kad gyvenčiau. Nes per pasninką aš turiu atsisakyti to, kas yra man gal ir gera, bet nereikalinga. Kas nebūtina yra mano gyvenime. Apriboju savo kažkokius, gal per stipriai pažadintus kažkokius įnorius. O noriu apsiriboti tik iki to, kas yra man reikalinga. Ir tada atnaujinęs ryšį su Dievu, atnaujinęs ryšį su kitų žmogų, atnaujinęs tą įvertinimą savęs, aš galiu tapti laimingu. Aš tada darau savo širdyje, savo gyvenime vietos Dievui, meiliai, vertybėms. Aš augu, aš bręstu, aš tampu geresnis, nes neapriboja mane kažkokie įsižeidimai. Taigi drąsiai per tą visą laikotarpį, per gavėnią, mes tartum treniruokimės. Kaip yra viena tokia patarlė kariuomenėje: kuo daugiau prakaito poligone, tuo mažiau kraujo kovoje. Ir mes taip atsikratę to, kas yra bloga mūsų gyvenime, kas yra nereikalinga, nebūtina, mes esame pasiruošę kovai su savo silpnybėmis, su savo nuodėmėmis, o kas svarbiausia, su piktuoju. Tegul Dievas mums visiems per tą gavėnią dosniai teikia savo gailestingumo, savo meilės ir išminties, kad mes taptume bent truputį, šiek tiek geresni. Tegul šią gavėnią būna mūsų dvasiniai naudai. Sveikinu visus pradedančius gavėnią su pranciškonišku šūkiu: taika ir gėris.